Sveiki visi prisijungę. Šiandien mes kartu su įsisąmonimo intervencijų mokytoju, mokytoju, jogos mokytoju, galim sakyti, sąmoningumo tyrinėtoju, budizmo tyrinėtoju Andriumi Sutkevičium kalbam apie sunkią labai temą, kuri iš tikrųjų labai kartais sunkiai aiškinama ir sunkiai suprantama, bet apie labai svarbią temą, apie nesiekimo fenomeną. Tai Andriau, tada žodis. Taip, ačiū Juliau. Labas vakaras visiems, malonu susitikti šį gražų jau tokį žiemišką vakarą. Ir pradėsiu įvadą į mūsų temą Justino Marcinkevičiaus eilėmis. Labai nustebau radęs jo šitą posmą ir jisai mane sukrėtė. Paklausykit. Aš niekinu ramybės būvį, duobės ar kauburio vis tiek, ir žmogų suprantu kaip šūvį, kurs turi taikinį pasiekti. Sukrėtė mane, jisai pradinės tos eilutės, aš jas pamačiau nuotrauko iš tarybinių laikų mokykloje virš lentos. Pirma eilutė buvo parašyta, aš niekinu ramybės būvį. Tai mane kaip mindfulness mokytoja, tai tiesiog sukrečia, nes mano kryptis yra kita, aš kaip tik einu į ramybės būvį ir niekingumo jam nejaučiu. Nekalbant jau apie tai, kad niekingumas ar malonumas tai jau yra vertinimas, viena iš mindfulness krypčių, kurią mes ugdome, tai yra nevertinti. Tai štai, kiek aš vedu grupių ir kiek mes grupėse kalbamės su nariais apie mindfulness kryptis, kurias mes ugdome praktikose, visada užkliūnam už šitos keistos krypties, 5. Tame sąraše, mindfulness rate, yra pirmoji tokia, kuri sukelia, reiškia, pokalbių, diskusijų, tai yra nevertinimas. Ir turbūt 5. apačioje to mūsų krypčių rato, tai yra nesiekimas. Ir jos abi yra susijusios. Nes jeigu kažką vertiname, tai ir jau atsiranda dualizmas, dalinimas ir tas skaidimas mūsų veikimo į siekimo arba nesiekimo dalis. Ir ta diskusija nuolatos kyla, kiekvienam praktiškai užsiėmime, aptariant pratybas, nes kaip užsispyrę, kaip susitarę grupės nariai vis kažko siekia. Ir siekia skanuodami savo kūną, siekia atlikdami dėmesingus judesius, siekia praktikuodami meditaciją ir niekaip nesupranta, kodėl nepasiekia. Kodėl vis atsiranda kažkokių trukdžių ir neišeina jų dažnai įveikti, nes kuo labiau kovoji, tuo trukdžių daugiau kyla. Ir aš vis primenu šitą mindfulness kryptį nesiekti ir bandymą paleisti savo siekius, bandymą pereiti iš noro kažką tai įgyti į tiesiog buvimą, tyrinėjimą savęs čia ir dabar su priėmimu ir stebėjimą to vidinio nuolatinio siekio kažką gauti, kažkokiu tapti, kažką pakeisti savo patirtyje. Tai tas siekimas, nesiekimas, mano galva, yra vienas iš didžiausių mindfulness praktikų paradoksų ir susijęs irgi taip pat su vertinimu, tiesiogiai susijęs. Ir to paradokso esmę galima klausimai suformuluoti. Kaip galima ką nors pasiekti nesiekiant arba nieko neveikiant? Ar neveikiant įvyks iš viso kažkokie pokyčiai? Ar galima pasitikėti, tarsi nekontroliuoti savo patirties, pasaulio, arba kaip mes patiriame pasaulį, priimti jį su pasitikėjimu tokiam meditaciniam neveikime? Ir šitie klausimai būna sunkus,
Nes žmonės tiek įpratę siekti kažko, nuolatos būti savimi, kitais, pasauliu nepatenkinti, kad jiem ta idėja yra sunkiai suvokiama. Kokia jūsų, Juliau, patirtis iš mindfulness pratybų šia prasme? Tai man irgi šitą sunkiausia, galim sakyti, paaiškinti arba dar sunkiau įtikinti žmonės, kad tai gali duoti naudą. Bet aš šiandien pasiruošęs šiek tiek pagrįsti šito fenomeno efektyvumą, veiksmingumą mūsų gyvenimams ir mūsų psichikos sveikatai. Tai aš šiek tiek truputį atskirčiau dar veikimą ir siekimą, šiek tiek atskirčiau, nes man siekimas yra žymiai stipresnis, yra žodis už veikimą. Taip, tai jeigu mes kalbam iš tokio psichologinio požiūrio apie nesiekimą, tai būtent yra atsisakymas siekti specifinių tikslų ar patirti specifinės pasekmes, pasiekimas. Jeigu mes žiūrim iš tokios psichologinės perspektyvos, ir tai yra atsiverimas gyvenimo patirtims ir jų priėmimas ir jų patyrimas be specifinės dienotvarkės, leidžiant įvykiams, čia geras žodis, atsiskleisti natūraliai. Tai va šitas ilgesnis toks paaiškinimas, man jis atrodo, priimtina žmonėm gali būti. Taip, kad mes leidžiam pasireikšti mūsų gyvenimui natūralesniu būdu ir atsigręžiam į jį ir patiriam jį. Bet mes neatsisakom veikti, nes atsakymas veikti būtų lygus atsisakymas gyventi. Ir kartu mes tyrinėjam tai, būtent savo gyvenimą mes tyrinėjam. Tai nežinau, kaip Andriau su budistinė tokiu požiūriu, ar čia jaunasi šiek tiek ar ne? Taiklus tas jūsų atskirimas nesiekimo ir neveikimo, nes būtent ir rytuose ta skirtis ir daroma, ir pabrėžiama, kad nesiekimas nereiškia neveikimo. Tai yra tiesiog aktyvus buvimas ramybėje, labiau įsiklausimas, negu kad veikimas iš nesuvoktų paskatų. Ir va čia yra tas esminis skirtumas. Jeigu palygint su ėjimo keliu metaforą, tai kaip ir vaikščiojimo meditacijoje, kai mes einame, veikiame, mes dėmesį sutelkiame į tai, ką jaučiame tuo metu savo pėdose, savo kojose, ir tai yra mūsų tuometinė realybė. Ir mes veikiame aktyviai. Bet kai sustojame savo kelio gale, pavyzdžiui, vaikščiojimo meditaciją atliekam kelių metrų distancijoje, būna momentas ramybės, kai mes galime dėmesį savo perkelti į kelią, kurį tuoj pat eisime. Mes sąmoningai perkeliam dėmesį į tą kryptį, kurie judėsime, bet tuo metu būnam nejudrume, nedarime. Bet po to vėl dėmesį perkeliam į savo žingsnius ir keliaujam nepaisant tos nustatytos krypties, susitelkdami į tai, ką darome. Tai panašiai ir Jon Kabat-Zinas kalba apie šitą kryptį, kuri vakariečiam labai neįprasta ir parodo tą nuolatinį nepasitenkinimą iš vertinimo pozicijos esama padėtimi tarp aš, kiti, pasaulis ir tą vidinį troškimą, kad būtų kažkaip kitaip. Ir tas nuolatinis siekimas parodo tą prigimtinį tarsi mūsų nerimastingumą, nuolat norėjimą kažkur judėti, nebūti čia ir dabar vienoje vietoje. Ir siekimas tai iš esmės esamos padėties negatyvus įvertinimas pagal Jon Kabat-Ziną. Ir sprendimas pakeisti tą padėtį, tarsi norėjimas per siekį, per veiksmą pakeisti. Ir nesiekimas yra priešinga būsena, kai mes perinam į visai kitokį suvokimą, kai mes leidžiame savo sustoti, suvokti, kas tuo metu vyksta su priėmimu
nekeliant savo kažkokių specifinių tikslų, tiesiog būname, stebėdami. Ir nors paradoksaliai tuo metu atrodo mes savo kūnų neveikiame, bet aktyviai veikiame su savo sąmoningumu, suvokdami ir priimdami. Ir šita būsena panašiai į flow būseną, kai tiesiog mes įsitraukiame natūraliai į tėkmę įvykių į tokią, kokia jinai yra. Tai leidžiam dalykams būti, talpinant juos sąmoningume. Ir tai, kas vyksta, tai ir vyksta, net jeigu tai ir yra mums nemalonu. O pokyčiai jie atsiranda savaime, tarsi iš pačio buvimo, leidimo vykti, nes pasaulis aplink mus vis tiek nuolatos kinta, kaip ir mūsų patirtis kartu su tuo pasauliu. Ir Kabat-Zinas tą pabrėžia, kad šita būsena yra ypač gydanti, tas matosi iš patirties. Tie, kurie įsitraukia į meditacijos praktikas, kokios jos bebūtų, ar statinės ar dinaminės, pradeda jausti tą palengvėjimą, kad protui tarsi paprasčiau ir maloniau būti tiesioginiam patyrime, negu nuolatiniam klajojime tarp praeities, bandant pasiremti patirtimi ir bandymais keliauti į ateitį, ją suprognozuoti ir nuolatinio nerimavimo. Ir iš čia tas Kabat-Zino nuostabus posakis, kur beeitum, tu jau esi ten. Jisai irgi labai paslaptingas yra ir jį galima įvairiom prasmėm interpretuoti. Bet taip pat ir parodo tą per vaikščiojimo, pavyzdžiui, meditacijos atsiskleidžiančią tiesą, kad nors mes einame, darome, bet nieko nepadarome. Tarsi nieko nepadarome, vis sugrįžtam į tą pačią vietą, bet mūsų patirtis pasikeičia, mūsų išmintis pasikeičia, savęs pažinimas. Mes aktyviai keliaujame akimirką iš akimirkos, įsitraukdami į gyvenimą tokį, koks jis yra. Ir šiuo metu pradėjau skaityti Jalomo gydymą Šopenhaueriu ir ten ta mintis nuolatos kartojama, kad gyvenimas ir prarandamas neįsitraukiant į akimirkas. Kurios mus lydi viena po kitos. Tai pereinant prie kitų filosofijų, tai šita nesiekimo idėja yra rytuose, praktiškai labai išplitusi nuo hinduizmo, seno hinduizmo iki modernaus zen budizmo. Ir ypatingai jinai yra išplėtota Lao Tzu daoizme, arba taoizme, dar kitaip sakant. O šitas simbolis Jan ir Ying yra daoistų simbolis. Ir jame irgi yra užkoduota tai, apie ką mes šiandien kalbam, ir statika, ir dinamika tuo pačiu metu. Ir siekimas, ir nesiekimas. Tas paradoksalus perėjimas iš vienos būsenos į kitą. Tarsi siekime, jeigu jį paimt kaip baltą spalvą, yra dalis nesiekimo, suvokimo, kad nėra ko siekti, o buvime statikoje, tamsoje būsenoje yra dalis aktyvumo. Tai čia galima ir tokia prasme tą simbolį interpretuoti. Tai kinietiškam daoizme šitas principas neveikimo yra vadinamas vuvei. Neveikimas verčiama į lietuvių kalbą. Bet nors ir neveikimas, bet kai aiškinamas šitas principas, yra sakoma, kad tai yra veiksmas, kuris neapima kovos arba per didelės pastangos. Tai yra iš lengvumo, iš patyrimo, iš buvimo kylantis veiksmas. Darni kūno ir proto būsena, kai mūsų ir veiksmai yra tarsi be tos ypatingos pastangos, derantis su natūraliu gyvenimo srautu, atitinkantis gamtos tėkmę. Ir čia gamtos terapiją galima šitoje vietoje prisiminti. Galiu pacituoti vieną iš Lao Tzu posmų iš jo knygos, jinai beje yra ir lietuvių kalba. Lao Tzu, šita jo knyga, kaip sako legenda, pats Lao Tzu neaišku, ar jisai egzistavo ar ne, jisai Budos amžininkas, kaip ir Konfucijus.
Tai šita knyga irgi tokia yra mistiška, parašyta posmais, kaip ir visos tos senosios knygos, rekomenduoju paskaityti. Tai vienas iš posmų...